Sveiki, mėlyjei. Prieš tai matėte mano pozavimą ir dabar noriu trumpai paaiškinti tiem, kam įdomu, kaip vyksta pasirengimas varžybom. Paprastai priklausomai nuo to, kokia yra sportininko forma pradedant ruoštis, tai yra kiek jisai turi riebalų, pasirengimas gali trukti nuo 8 iki 16 savaičių, tai yra tiek laiko trunka dieta ir dažniausiai tas skaičius būna 12 savaičių, tarsi kažkoks vidurkis. Jeigu sportininkas pradeda pasirengimą varžybom būdamas geros formos, neapsileidęs ir turėdamas mažą riebalinį sluoksnį, tai yra tarp sezonų jisai visą laiką sveikai ir švariai maitinosi, jam užtenka paprastai 8-9 savaičių. Ir yra buvę sezonų, kuomet aš esu pasirengęs varžybom per 9 savaitės. Ir lygiai taip pat yra buvę sezonų, kai rengiausi 16 savaičių. Tai 16 savaičių arba kažkas daugiau negu 12 savaičių paprastai trunka dėl to, kad ir tada, kai tarp sezonų būna apsileidžiama, tai yra valgoma per daug saldumynų, kažkokio greito maisto ir riebalinis sluoksnis jau būna didokas, tai yra pilvo presas netgi pasislepia. Šiaip jau tarp sezonų taisyklingai maitinantis, netgi auginant raumenų masę, reiktų stengtis, kad pilvo presas nors ir per rūką, bet vis dėlto būtų matomas. Dabar aš ne tarp sezonis, dabar jau yra šiek tiek geriau. Ir pasirengimas pirmiausia susijęs su dieta, su griežta dieta, kalorijų apribojimu ir angliavandenių apribojimu, kuris laiku einant yra vis aštresnis ir aštresnis. Tai yra pradedama valgant pakankamai daug angliavandenių ir kuo arčiau varžybų tų angliavandenių būna mažiau ir tuo pačiu didinamas suvartojamų baltymų skaičius ir suvartojamų riebalų skaičius taip smarkiai nekinta. Jisai lieka dėl to, kad be riebalų hormoninė veikla normaliai nėra įmanoma ir testosterono išsiskyrimas irgi sutrinka, vyriško hormono testosterono. Treniruotės daugelio klaidingų manymų ir noriu paneigti tą mitą, kad ruošiantis varžybom arba ryškinantis, darant formą scenai, fotosesijai, filmavimui ar dar kažkam, neturėtų iš esmės skirtis nuo treniruočių, kuomet treniruotės masės periodu. Tai yra neverta mažinti keliamų svorių, atlikti daugiau pakartojimų, vietoje darbo su laisvais svoriais, daugiau dirbti su treniruokliais. Dėl to, kad tokios lengvesnės treniruotės nepadės išlaikyti raumenų masės. Ir paprastai, kuomet laikotės dietos ir mažinate riebalinį sluoksnį, visada mažėja ne tik riebalinis sluoksnis, kažkiek nukenčia raumenų masė, tai yra dalis raumenų masės taip pat būna paaukojama, dalis jos nukrenta. Ir kuo sunkiau ir su kuo didesniais svoriais treniruositės tuo periodu, kai deginate riebalus, kai ryškinate raumenis, tuo daugiau raumenų masės sugebėsite išlaikyti. Sumažinus keliamus svorius, atliekant daugiau pakartojimų, daugiau naudojantis treniruokliais negu štanga ir ganteliais, bus daug didesnė tikimybė, kad didesnę raumenų dalį prarasite. Gerai, tokiu būdu yra treniruojamas. Ir tada prie pat varžybų artėjame prie paskutinės savaitės. Ir jeigu, sakykime, šeštadienį man varžybos, tai aš dar treniruojuosi praėjusios savaitės sekmadienį, tada tos savaitės, kuomet bus varžybos pirmadienį, antradienį ir trečiadienį. Tuomet treniruotės jau šiek tiek lengvesnis yra, dėl to, kad tai vis dėlto paskutinė varžybų savaitė ir kūnas jau užtekintas. Iki tol, kaip minėjau, treniruotės reikia stengtis taip sunkiai, kaip galite ir taip panašiai, kaip tai darėte tarp sezonų. Paskutinę savaitę treniruotės daugiau pump pobūdžio ir nevartojama angliavandenių arba jų vartojama labai mažai, baltymų vartojama daug ir geriama labai daug vandens. Likus 2 dienom iki varžybų, tai yra vėlgi varžybų šeštadienį, ketvirtadienį arba penktadienį jau paprastai nesportuojama, tik tai pozuojama, dėl to ir valgoma daug kompleksinių angliavandenių, ryžių, avižų, grikių, tam, kad organizmas sukauptų glikogeno atsargas raumenyse. Glikogeno atsargas jisai gauna iš tų angliavandenių, kurie suvalgote, ir kadangi mes treniruotės su svoriais, tie angliavandeniai nebūna sudeginami, jie pradeda kauptis raumenyse ir tokiu būdu padidina šiek tiek raumenų apimtis ir raumenų pilnumą, o ta pasidaro labiau aptempta, tokia standesnė. Ir tokiu būdu įgaunama ta tokia jau optimaliai ir efektyvi varžybinė forma. Tai čia aš nepasakoju visų smulkmenų ir to tikslas nebuvo skleisti kažkokių paslapčių arba pamokyti, kaip tiksliai tą daryti, kadangi tokių smulkmenų ir plonybių yra labai daug, aš norėjau tiesiog pasakoti, kaip bendrai tai atrodo. Dėkui ir tada pasimatysime greitai vėl.